Sveiki, šioje vaizdo pamokoje panagrinėsime programavimo pradmenis, pačią programavimo pradžią, nuo ko galime pradėti, atlikti tam tikrus aritmetinius veiksmus, programos bendravimo su vartotoju apžvelgsim. Tiesiog nuo ko pradėti, kad parašyti pirmąją savo programą. Naudosime programavimo kalbą Python, tai šitai programavimo kalbai, kad jie pasinaudoti, išbandyti, mes naudosime tiesiog internete esančią programėlę. Aš siūlau jos ieškoti, tiesiog galima paieškoje raktinius žodžius įvedus Python Compiler Online, reiškia kompiliavimo programa, kuri būtų internete ir galėtų kompiliuoti Python programavimo kalba parašytą kodą. Na ir pasirinkim, kad ir patį pirmąjį programis svetainėje esantį kompiliatorių. Štai matome iš karto langą padalintą į dvi dalis ir pradėkime pirmąją pažintį. Kairėje pusėje čia rašysime programos kodą, komandas, ko mes tikimės iš programos, ką mes planuojame, kad jį turėtų daryti. O dešinėje pusėje yra toks kaip dialogo langas su vartotoju. Programa bendraus su vartotoju, kai jau ji bus paleista. Mygtukas run ją tiesiog paleis. Tai šiuo metu aš jau matau yra parašyta mini programėlė, kažkokie kodai. Įdomu, ką tai galėtų daryti. Spaudžiu run ir štai programa atspausdino try programis pro ir baigė sėkmingai savo darbą. Įvykdė kodą sėkmingai. Aš labiau mėgstu šviesų gal foną programavimui, jį galiu pasikeisti štai čia, kad būtų baltame fone. Ir dabar panagrinėkime, kas čia vyksta ir kodėl yra atspausdinamas būtent šitas tekstas. Tai matom, trečioje eilutėje yra funkcija print, čia yra į kabutes įrašytas tekstas, kurį mes ir matom. Tai greičiausiai taip ir bus, jeigu čia įrašysim ką nors kitą, pavyzdžiui, laba diena tekstą. Ir paleisime, spaudžiam run, tada programa atspausdina laba diena. Taigi jau vien iš šito pavyzdžio aš matau ir galiu suprasti, kad funkcija print, kai jeigu aš čia ką nors jos skliaustelės įrašysiu, tai tą dalyką ir atspausdins. Dabar, jeigu aš čia įrašyčiau, tarkime, ne tekstą, o kokį nors veiksmą. Na, pavyzdžiui, įrašysiu 4 + 5. Spaudžiu run ir gaunu 4 + 5. Kokį tekstą įrašiau, tokį man ir atspausdino. Dabar, jeigu aš norėčiau, kad mano programa ne tik spausdintų kažkokį tekstą, kurį aš įrašysiu, bet ir atliktų kažkokius skaičiavimus, tai aš turiu nenaudoti kabučių. Taip, aš galiu nenaudoti kabučių, tiesiog parašyti be kabučių 4 + 5, matot ir spalvos jau keičiasi. Reiškia, dabar jau programa supras, kad čia yra ne tekstas, kabutės reiškia, jeigu įrašau kažką į kabutės, reiškia, kad tai yra tekstas. Dabar aš jau prašysiu atspausdinti 4 + 5, bet tai nėra tekstas. Pažiūrėkime, kas įvyks. Ir gaunu rezultatą. Reiškia, programa prieš spausdindama pirmiausia pasižiūri, kas yra skliausteliuose, randa veiksmą su dviem skaičiais. Atlikti veiksmą su dviem skaičiais yra nesudėtinga, programa tą ir padaro ir atspausdina rezultatą. Tai va, tokiu būdu mes gaunam kažkokius skaičius. Dabar aš galiu šitoje vietoje tiesiog nenaudot pačių skaičių, aš galiu dar prieš tai, tarkime, įterpsiu eilutę, pasakyti, kad turiu kažkokį skaičių A ir jis pas mane yra, pavyzdžiui, 3. Spaudžiu Enter, tada koks nors skaičius B, rašau, kad jis lygų 5. Ir tuomet galiu paprašyti, kad atspausdintų A + B. Taip, kaip jūs manot, kas čia gausis man? Aš taip tikiuosi, kad bus A ir B sudėta. Pažiūrėkim, ar taip ir vyks, taip ir įvyko. Tai reiškia, kad aš pirmiausia programai pasakiau, kas yra A, kad A yra 3 dabar, tada pasakiau, kas yra B, tada paprašiau atspausdinti A + B. Programa bandydama spausdinti žiūri į skliaustus, kas čia tokio, ką reiktų atspausdinti ir pasižiūri, čia buvo 3, gerai, čia bus 3, ten kur B yra 5, jau išmoko programa ir sudeda 3 + 5.
Tai ką aš dabar čia su A ir B padariau, aš sukūriau du papildomus taip vadinamus kintamuosius. Tai reiškia, kad aš su trečioje eilutėje sukūriau kintamąjį A, reiškia kažkokią vietą atmintyje, kuri pas mane vadinsis raidė A, ir į tą vietą atmintyje įrašiau 3. Tai reiškia, mano kintamasis 3 šiuo metu turi reikšmę 3. Iki tol jo nebuvo, kol nesukūriau, o jeigu tiesiog parašyčiau be lygų 3, tai nieko neįrašyčiau. Ir dabar visur programoje, kai aš sakysiu A, programa supras, kad tai yra kintamasis ir jeigu reikės atlikti veiksmą, pažiūrės, kas yra įrašyta ir su to ta informacija atliks veiksmą. Dabar, jeigu aš į tą kintamąjį įrašysiu kažką kitą, tai tarkim, šeštoje eilutėje jau po atspausdinimo, dabar sakysiu, kad A nuo šiol bus 8, o B nuo šiol bus 12. Ir vėl pabandysiu atspausdinti tą patį veiksmą. Kas vyksta? Spaudžiu Run. Tai pirmiausia, A yra 3 ir 5 ir aš atspausdinu, programa atspausdino 8. Tada A pakeičiu į 8, B pakeičiu 12 ir vėl spausdinu A plus B ir šiuo metu 8 eilutėje A plus B jau yra 20, nes 8 plus 12. Kitaip sakant, raidės tos pačios, kintamieji tie patys, bet ir ta pati net eilutė, va čia aš ją nukopijavau, duoda kitą rezultatą, nes jau kintamieji yra pakeisti. Jie dėl to ir yra kintamieji. Aš galiu keisti informaciją juose, reiškia vienu metu A bus vienoks, po to jis gali tapti kitokiu ir keisti save. Tai nėra tiesiog paprastas skaičius, kuris negali savęs keisti. Va, dabar lygiai taip pat aš galiu vietoj spausdinimo A plus B pirmiausia atlikti veiksmą ir, pavyzdžiui, pavadinti sumą. Ir sukuriu naują kintamąjį sumą ir į sumą įrašau A plus B. Tuomet man reikės spausdinti sumą. Atrodo kaip tarsi papildomas žingsnis, bet suvokiant, kas vyksta, gal net ir šiek tiek aiškiau. Pirmiausia, yra sukuriami du kintamieji, į juos įrašomi du skaičiai, tada sukuriamas kintamasis suma ir į tą kintamą įrašoma suma. Ir atspausdinti aš noriu ne kažkokį veiksmą, ne skaičius, o tiesiog sumą. Tarkim, mano tokia užduotis yra sudėti du skaičius. Ir rezultate vis tiek gausius 8, tiesiog programa jau dabar yra labiau suprantama, tiesa, panaudoja šiek tiek daugiau kintamųjų. Dabar turbūt atkreipė dėmesį, aš rašiau sumą, ne C, ne D. Taip darau todėl, kad kuo tiksliau pavadinsiu kintamąjį, numatydamas, ką aš jį noriu įrašyti, tuo man pačiam bus aiškiau ir programuojant, kas kur yra, ir vėliau kitam žmogui matant mano programą, arba man pačiam po dienos ar kitos bandant kažką papildyti, pakeisti, ar tiesiog tęsti darbą, bus lengviau suprasti, kas kur yra. Tai tas pats A ir B gali būti skaičius 1, skaičius 2, kad būtų paprasčiau, arba net žinant kokia čia informacija, gal kažkokie metai ar panašiai, tai irgi galima tikslingiau pavadinti. Mums nereikia stengtis trumpinti, kad tik kuo trumpesni būtų kintamieji. Kaip tik programuojant geriau kintamuosius naudoti kuo aiškesnius, kuo tiksliau įvardinti, kiek tai manoma, ką aš ketinu juose laikyti, kokią informaciją. Jeigu ketinu laikyti kažkokį skaičių, vadinu skaičium, jeigu ketinu laikyti sumą skaičių, pavadinu suma ar skaičių sumą, tada programuojant yra šiek tiek aiškiau. Gerai, dabar mano programa šiuo metu jinai gali sudėti du skaičius. Aš galėčiau sudėti, galėčiau atimti tuos skaičius su minusu, galėčiau sudauginti su žvaigždute, žvaigždutė yra daugybė, arba padalinti su slešu. Ir visi šitie veiksmai įvyktų. Dabar, jeigu aš dalinčiau su slešu pirmą skaičių iš antro, pažiūrėkim, ką mes gautumėm. Gautumėm 0,6, nes 3 dalinta iš 5 yra būtent tiek. Bet jeigu aš norėčiau šitą dalybą atlikti taip, kad aš gaučiau ne rezultatą, o liekaną, reiškia nedalinti po kablelių, šiuo atveju rezultatas būtų 0, o liekana 3,
arba net jeigu, tarkim, aš pakeisiu šitą skaičių į 13, tai čia rezultatas būtų 2, reiškia 2 po 5 ir dar 3 lieka. Tai kad gaučiau liekaną yra toksai specialus ženkliukas, procentas. Ir tai reiškia, kad šitoje vietoje skaičių 1 dalinant iš skaičiaus 2 atsiras ne rezultatas, ne 2, o liekana 3. Reiškia 3 lieka nepadalinta. Pažiūrim, ar aš teisus? Teisus. Liekana lieka. Čia dabar jau šiuo atveju suma yra neteisingai pavadinta. Čia reiktų pavadinti dalybos liekana. Taip, dalybos liekana ir aš ją galiu atspausdinti. Dalybos liekana. Dabar kada to reikia? Dažnai mums liekanos reikia programuojant, pavyzdžiui, tikrinant, ar skaičius yra lyginis. Aš galiu tiesiog dalinti iš 2 ir pažiūrėti, ar liekana 1 ar 0. Jeigu liekana 0 dalinant iš 2, darau išvadą, kad lyginis yra atvirkščiai. Ta pati galiu iš 3 skaitmenų sumą bandyti žiūrėti, ar dalinasi iš 3. Ir mums tos liekanos dažnai patikrinimams tyrinėjant skaičius prireikia. Ne visada mes norime, kad su kableliu viskas išsidalintų. Gerai, panagrinėkime dabar, kas būtų, jeigu aš bandyčiau sudėti, kad ir tą pačią sumą padaryti, sudėti 2 skaičius. Grįžkime prie sumą ir čia pliusukas. Bet įrašyčiau skaičius ne tiesiog, o kaip tekstą. Tai reiškia, darau į kabutes. Ir reiškia, dabar mano skaičius 1 yra kintamasis, kuriame yra tekstas 13. Ne skaičius, o tekstas, o skaičius 2 yra tekstas 5. Jeigu aš bandyčiau sudėti tekstą su tekstu, štai tekstas 13 plus tekstas 5, ką aš gaučiau? Paeksperimentuokim. Ir gaunu 135. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kažkas čia prastai veikia, bet kas iš tikrųjų vyksta? Kai mes bandom sudėti 2 tekstus, tai mūsų programa tuos tekstus tiesiog sujungia į vieną. Reiškia, pirmiausia buvo tekstas 13, o po to pridėtas tekstas 5. Ir čia, nors atrodo, kad yra 135, iš tikrųjų yra tarsi tekstas iš 3 raidžių. Pirma raidė 1, antra raidė 3 ir trečia raidė 5. Lygiai taip pat galėčiau apjungti kelius žodžius. Tarkim, laba su tarpeliu ir diena. Tarpelis beje irgi teksto dalis, jeigu norėčiau, kad jungiant būtų, reiktų kažkur pridėti arba čia. Pažiūrim ir gaunasi laba diena apjungtas. Tai reiškia, pirmiausia sujungiam ir atspausinam jau apjungtą tekstą. Ir tai yra tekstas. Aš galiu prie jo net ir pridėti kažkokį tekstą. Dar tarpelį ir valio. Kas dabar įvyko? Iš pradžių įvyko spausdinant šitą suma plus valio, kadangi suma jau yra jungtinis tekstas laba diena, plus valio dar pridedam ir bendrai gaunam štai tokį ilgio tekstą, kurį funkcija print atspausdina. Dabar jeigu aš bandyčiau vieną skaičių įvesti kaip tekstą, o kitą skaičių įvesti kaip skaičių ir bandyti juos sudėti bei atspausdinti. Pamėginkim, spaudžiu run. Ir man meta klaidą. Reiškia, programa nemoka tokio dalyko sudėti tekstą su skaičiumi. Tai yra tarsi 2 skirtingi pasauliai. Jeigu būtų abu skaičiai, viskas gerai. Jeigu būtų abu tekstai, juos tiesiog apjungtų, sujungtų į vieną. Bet jeigu viena dalis yra tekstas, o kita dalis yra skaičius, dėja nieko nepavyks. Ką mes galim padaryti? Tarkim, tokia situacija, kad 15 yra tekstas ir mes jį gaunam iš kažkur kitur ir net negalim paprašyti kitaip, mes galime jį konvertuoti. Reiškia, jeigu tekstas tikrai yra iš skaitmenų, mes galim jį konvertuoti į skaičių ir čia mums padeda funkcija int. Tai aš, jeigu sakau, kad skaičius yra tekstas, aš vėliau galiu tą skaičių konvertuoti arba paversti į skaičių, jau kad būtų ne tekstas 15, o skaičius 15. Ir tą daro funkcija int nuo angliško žodžio integer, kas reiškia sveikasis skaičius. Tai aš funkcijai int duodu kintamąjį, kurį noriu konvertuoti, skaičius 1. Ir šitoje vietoje jau atsiranda skaičius 15. Ir jeigu aš noriu jį padėti į tą pačią vietą, kaip ir buvo,
tai dar prirašau pradžioj tiesiog skaičius 1 lygų. Dabar šitas skaičius 1 lygų, čia iš tikrųjų nėra lygų, čia yra įrašymas. Į tai, kas yra kairėje, man programa įrašys tai, kas yra dešinėje. Tai kas čia vyksta? Aš kai pirmą kartą sakau skaičius 1, aš sukuriu kintamąjį ir tada į jį įrašau tekstą 15. Tuomet į skaičius 1 reiškia į tą pačią vietą, ant viršaus, reiškia tai, kas buvo prieš tai dings netrukus, bet aš įrašau funkcijos int reikšmę. Tai funkcijos int reikšmė yra 15 skaičius. Reiškia, aš funkciją int duodu tekstą 15, funkciją int tai paverčia skaičiumi. Dabar mano pažymėtoje vietoje atsiranda skaičius 15 ir aš jį įrašau ant teksto 15 į tą pačią vietą. Ir po mano šitos eilutės, mano šita programa jau štai šitoje vietoje jau skaičius 1 kintamajame turės skaičių 15 ir jeigu aš dabar paleisiu šitą programą, jau klaidos nėra. Skaičius plus skaičius ir gaunam rezultatą 25. Tai nepaisant to, kad aš turėjau tekstą, aš jį galiu paversti skaičiumi ir vėliau atlikti įvairius veiksmus. Dabar aš čia taip pat savo nuožiūrą programuodamas sugalvojau 15, 10, 3, 8 ir panašiai. Dažniausiai, jeigu mes rašome programą, mes norime ją parašyti universalę, tai reiškia, kad tuos skaičius turėtų įvesti tas, kuris naudos mano programą. Tas, kuris naudosis mano programa, jisai pasirinks kokius nori skaičius, o programa jam, pavyzdžiui, jos tiesiog sudės. Tai kaip tą padaryti? Tai pirmiausia, man reikia parašyti komandą, kad skaičių galėtų įvesti žmogus po paleidimo programos. Ne aš dabar programuodamas, bet po paleidimo, kas be paleistų mano programą, kad galėtų įvesti. Kaip tą padaryti? Tai aš vėlgi kuriu kintamai skaičius 1 ir čia naudoju funkciją input, įvedimas. Ir funkcija input padaro taip, kad čia žmogus galės įvesti savo skaičių. Lygiai tą patį galiu padaryti su antru skaičiumi. Ir tada tie du skaičiai bus sudėti ir atspausdinta suma. Pažiūrėkime, kaip tai veikia. Spaudžiu run ir dabar jau matot vyksta programa, bet ji toliau vyksta. Iš tikrųjų laukia štai šitoje vietoje, trečioje eilutėje, kol vartotojas, tas, kuris paspaudė run, įves kažkokią informaciją, input, čia atsidurs ta informacija ir ji bus įrašyta į kintamąjį skaičius 1. Na tai aš spaudžiu 1,5, tarkim 15 ir spaudžiu Enter. Kas toliau vyko, jį pavertė į skaičių ir dabar skaičius 2 laukia. Štai šiuo metu esam šitoje vietoje, laukia antro skaičiaus įvedimo. Na, tarkim, aš įvesiu 22, spaudžiu Enter ir gaunu klaidą. Kodėl gavau klaidą? Nes vėl padariau tą patį, ką prieš tai. Aš bandau sudėti skaičių int su tekstu string. Dabar, kai gaunam kažkokią klaidą, dažniausiai mums parašo, kurioje eilutėje programa nebesupranta, ką daryti. Ir tai yra mums labai didelė pagalba. Mes galim eiti iš karto į tą eilutę, čia yra jos sunumeruotos, ir žiūrėti, o kasgi čia negerai. Ir čia yra klaidos tipas. Vienas iš jų šitų yra tekstas, o kitas skaičius. Kokią galim daryti išvadą? Funkcija input, ką aš beįvesčiau, supranta, tai paima kaip tekstą. Tai pirmiausia atsiduria tekstas, skaičių 1 aš paverčiau skaičių, skaičiaus 2 nepaverčiau skaičių, reiškia skaičius 2 vis dar yra tekstas, tai mano šeštoje eilutėje aš bandau skaičių sudėti su tekstu. Kaip šitą išspręsti? Taip pat kaip ir su pirmu skaičiumi, man reikia ir antrąjį skaičių paversti iš teksto į skaičių. Ir dabar jau po šito veiksmo aš tikiuosi, kad man šitos klaidos nebemes. Patikrinkime. Spaudžiu run, dabar įvedu pirmąjį skaičių, na tarkim minus 8, enter ir 14, enter. Ir gaunu rezultatą. Minus 8 plus 14 yra 6. Reiškia, aš paleidęs programą įvedžiau kokius noriu skaičius, jų įvedimas va čia įvyko, tada įvyko veiksmas, skaičiavimai ir man atspausdino rezultatus. Tai dažniausiai sudėtingėjant programom ir yra šios trys dalys. Dabar
Jūs turbūt jau atkreipė dėmesį arba ne, bet viršuje yra dar porą eilučių, kurių tarsi nedaro, jos čia kol kas mums neaktualius, bet jos yra. Jeigu aš jas nutrinčiau, nieks nepasikeistų programos vykdyme, nes šitos eilutės yra taip vadinamam komentare. Jeigu aš groteles eilutės pradžioje parašau, reiškia viską, ką toliau rašau to eilutėj, kompiuteris po paspaudimo run nedarys, tai yra tik komentaras, man kažkokia pagalba, aš galiu savo kažką pasižymėti. Tai aš dabar šitus du komentarus tiesiog ištrinsiu, o savo programoje pasirašysiu tris komentarus, tokias kaip tris programos dalis. Tai pirma dalis bus duomenų gavimas, duomenų iš vartotojo gavimas, ir tą daro mano šita programos dalis. Tuomet antroji dalis bus skaičiavimai arba kažkoks, tai kad programa daro, skaičiavimai. Ir trečia dalis bus rezultatų spausdinimas vartotojui. Tokie kaip 3 programos darbo etapai, nuo ko aš galiu atsispirti, kad mano programa būtų struktūruota ir aš pats nepasimeščiau, ką šiuo metu darau. Tai yra rezultatų spausdinimas, gal geriau lietuviškų nenaudosiu, spausdinimas vartotojui. Reiškia, programa atspausdina kažkokius rezultatus. 3 etapai. Tai dabar paleidus nieks iš tikrųjų nepasikeis, aš tik papildomai pakomentavau ir vėl įvedus kažkokius 2 skaičius, enter, man paskaičiuos šitą sumą. Galima papildyti šitą programą mandagiu bendravimu, nes dabar tiesiog dialogas vyksta skaičius, ir tarsi neaišku, gali būti neaišku vartotojui, ko čia dabar programa nevyksta ar ko čia laukia. Tai dabar parodysiu, kaip padaryti šitą susikalbėjimą, bendravimą su vartotoju šiek tiek sklandesnį. Kiekvieną kartą įvedant informaciją, reiškia kiekvienam inpute, mes galim nurodyti, ko mes prašom, kad įvestų. Tai, pavyzdžiui, šitoje vietoje, kad parašytų to pačiu tekstą, galima, aišku, ir atskirą eilutę print daryti, bet galima tiesiog į input skliaustus tą įrašyti. Tai, pavyzdžiui, įveskite pirmą skaičių. Taip. O prie antro skaičiaus įveskite antrą skaičių. Tada prie print, arba dar atskirai padarykim, prieš sumą, atspausdinkim tekstuką. Jūsų įvestų skaičių suma yra. Štai, papildžiau tokiais mandagiais pranešimais. Dabar jeigu paspausiu run, programa sako, įveskite pirmą skaičių. Ok, įvedu 8. Enter, įveskite antrą skaičių. Įvedu 78. Enter, jūsų įvestų skaičių suma yra 86. Jau bendravimas vyksta, labiau primena bendravimo, ne tiesiog kažkokie skaičiai, nebūtinai aišku, kas kur kaip vyksta. Nors iš esmės pati programa daro tą patį. Tiesiog atsirado daugiau bendravimo, susikalbėjimo, kas kur yra. Dabar čia matot, pas mane skaičiai tarsi prilipo, tai aš galiu tiesiog šitoje vietoje dar atspausdinti papildomą tarpelį, kad taip nebūtų. Arba jeigu noriu, kad iš vis būtų kitoje eilutėje, galiu ne į inputą rašyti, o atskirai print įveskite pirmą skaičių ir tada inputą jau daryti kitoje eilutėje su tušiais kliausteliais. Visokių variantų galima daryti, yra ir sudėtingesnių, sudėtingiau galima sukonstruoti, jeigu norim čia suformatuoti. Bet kol kas į tai per daug nesigilinkim. Dabar pabandykim kažkokį pavyzdį, ar ne? Tarkim, aš kol kas šitos programos netrinsiu, bet man reikėtų parašyti programą, tarkim, turiu tokią užduotį, kuri apskaičiuotų stataus trikampio plotą. Ne? Tai pasirašykim. Taip, programa apskaičiuoja stataus trikampio plotą.
Tai dabar, ko reikia, kad galėčiau apskaičiuoti stataus trikampio plotą? Iš tikrųjų, man reikia statinių. Taip, reiškia, pasivadinkim statinis 1 ir statinis 2. Pasinaudosiu šiek tiek kodų, kurį jau rašiau, kad nereiktų viską nuo pradžių daryti ir rašyti iš naujo. Įveskite pirmą statinį ir įveskite antrą statinį. Va, tai šita informacija man bus reikalinga ir tada čia vyks įvedimas. Dabar kaip paskaičiuoti tą plotą? Ne? Tai reiškia, bus šiuo atveju plotas ir tas plotas bus statinis 1 ir dabar jau nesuma bus. Taip, iš matematikos galim surasti formulę arba atsiminti. Tai stataus trikampio plotas tai yra statinių sandauga padalinta iš 2. Tai reiškia, aš turiu sudauginti, žvaigždutę sudauginti ir tai, ką gausiu, padalinti iš 2. Dalybos ženklas iš 2. Va, ir tada pranešu stataus trikampio plotas. Stataus trikampio plotas yra. Ir pas mane bus plotas. Štai, parašiau programą. Dabar vėlgi nežinau, dar viskas veiks, bet lyg ir turėtų veikti. Jeigu ne, ieškosim klaidų, taisysim. Bandau ją testuoti, spaudžiu run. Ir dabar parašęs programą aš atlieku testavimą. Reiškia, bandau programą su įvairiais skaičiais ir žiūriu, kas gaunas. Na, tai tarkim, pirmasis statinis yra 89. Antrasis statinis įveskim 4 ir stataus trikampio plotas yra 178. Štai, parašėme tiesiog paprastą programėlę, kuri skaičiuoja stataus trikampio plotą. Dabar programa gali skaičiuoti nebūtinai vieną dalyką. Gali skaičiuoti plotą ir, pavyzdžiui, perimetrą. Ne? Programa apskaičiuoja stataus trikampio plotą ir perimetrą. Tuomet man reikia dar įžambinės. Reiškia, aš tada turiu dar paprašyti įvesti įžambinės, nes perimetrą nepaskaičiuosiu tik su statiniais. Nors yra įmanoma matematiškai ir iš 2 statinių, bet pabandykim šį kartą paprasčiau. Taip, įžambinė. Įžambinė, visur čia įžambinė. Įžambinė, veskite įžambinę. Taip, ir dabar skaičiavimai, reiškia, o skaičiavimai buvo plotas ir šalia ploto man reikia dar perimetro. Perimetras. Na ir perimetras bus viskas sudėta. Statiniai, įžambinė, viskas sudedam. Taip, mėgstu kopijuoti, kad nereiktų daug rašyti ir tada suklysti su kokia nors viena raidelė yra sudėtingiau, kai kopijuojam. Įžambinė, štai. Ir paleidžiam. Ir dabar aš įvedu, tarkim, pas mane yra, nežinau, 3, 4, 5, tarkim, bus statinis 3, statinis 4, įžambinė 5. Plotas yra 6, ko trūksta? Perimetrų. Ar kompiuteris nepaskaičiavo perimetrų? Paskaičiavo 13 eilutėje. Bet ko mes nepadarėm? Mes nepaprašėm, kad atspausdintų mums rezultatus. Reiškia, kompiuteris paskaičiavo, kintamajame perimetras ta informacija yra, bet jinai nebuvo atspausdinta, tai gali kilti įtarimas, kad ir nepaskaičiavo. Tai mums reikia dar atlikti trečią dalį, atspausdinti ir perimetrą. Reiškia, perimetras ir atspausdinti perimetrą. Taip, paleidžiam. 3, 4, 5. Štai, plotas yra 6, stataus trikampio perimetras yra 12. Tai, kaip matot, programa gali skaičiuoti ne vieną, kelis dalykus, gali naudoti skirtingą informaciją skaičiavimams, priklauso nuo situacijos, ko mums reikia, ko mes tikimės ir atlieka skaičiavimus. Tai štai mes turim programos kodą, kuris šiuo metu skaičiuoja stataus trikampio 2 dalykus. Ir vartotojas įveda informaciją, programa paskaičiuoja ir vartotojui praneša rezultatus.
Tai parašym pirmąją programą. Šioje pamokoje tiek. Sėkmės eksperimentuojant ir kuriant savo pirmasis programas. Viso gero.